antrą dieną lankomės Apimondijos kongrese. Kongresas tai yra pasaulinis kongresas, tai ne iš vienos šalies ar ne iš kelių, taip sakant, šalių, bet iš visų kontinentų susirinkę bitininkai. Ir šis kongresas ypatingas tuo, kad čia yra Baltijos šalių regione įsikūręs. Tai mums lietuviams labai artima ir nemažai jų čia atvažiavo. Na ir ką aš galėčiau pasakyti, paroda gana įdomi, daug inovacijų, paskaitų yra labai daug ir tikrai galima daug gero surasti. Na, mano akimis gal yra mažokai apie bendros padirbinėjimą. Labai aktualus klausimas, bet mokslininkai ir gal net politikai šitam klausimui mažokai skiria dėmesio. Gydymui temų yra daug, su bitininkais kalbėjau, viską į dainą nesudėsim, bet tokį trumpą reportažą skaitytojams pateiksim. Dar yra labai svarbu, kad mūsų svetainiai Bitynai LT reikia daug informacijos, o čia mokslininkų medžiaga, koncentruota medžiaga, ji mums ateičiai suteiks paruošti gerų straipsnių ir sudomint mūsų skaitytojų. Ačiū labai. Gerbiamas Aleksandrai, mes esam Kopenhagoje. Koks įspūdis tau apsilankus parodoje? Nu, gal pati įdomiausia Apimondė, kuriuose aš esu buvęs. Nes žmonių daug, bendravimo daug, interesai praktiškai vienodi, viskas super. Mes daugiau su įmonės reikalais, nes ūkiai aš viską turiu. Ko tau reikia, jau visko turi. Turiu. Jūs čia, taip sakant, vienas iš aktyviausių esate dalyvautojų tarptautinėse mugėse. Koks įspūdis Apimondijoje šiandien? Šiandien gerai, yra srautas, yra susidomėjimas. Labai smagu yra būti tarp daugybės žmonių, kurie gyvena ir kvėpuoja tuo pačiu, ko ir aš pats, tiesą sakant, gyvenu daug metų. O dabar čia daug kas visko rodo. Ką jūs naujo rodot mūsų, taip sakant, pasauliniai bendruomeniai? Pasauliniai bendruomeniai mes turim dvi temas. Tai yra tradicinė mūsų tema bičių duonos išgavimo technika, tiek mėgėjams, tiek profesionalams. Visa įranga yra jau patobulinta, atnaujinta. Konstrukcijos sprendimai, vėl žingsnis į priekį. Antra tema tai yra klasikinių arba tradicinių žvakių gamybos technika, formos, kurių beje pasaulis taip pat dar nesiūlo, tų sprendimų neturi. Tai mes turim tiek pavienės formas, tiek yra liejiklės, kur galima liet žymiai greičiau ir lengviau ir paprasčiau didesnį žvakių kiekį. Tai žvakės yra elektra, šviesa ar kvapas? Kas čia yra dabar? Žvakės tai yra šviesa ir šiluma. Žvakė žmogus degina lemtingai savo gyvenimo laikotarpiais, momentais, kai yra dideli išbandymai, o žiūrint taip paprastai, žemiškai, kai ateina ruduo, kai tampa šviesos mažiau, kai šilumos mažiau, tai žvakė yra akumuliavusi saulės energiją. Nes iš kur tas vaško arba žvakės kvapas? Bitės renka nektarą ir eteriniai aliejai, kurie yra žvakėje, jie įsigeria į vašką. Ir štai degant žvakiai pasklinė tas kvapas, mūsų laukų ir pievų arba vasaros kvapas. Tai labai malonu atnešti šviesos, taip sakant, žmonėm ir panašiai. Būtent nešam šviesą ir sveikatą. Šiaip tai yra labai daug paskaitų ir tikrai galva tinsta nuo informacijos, daug gražių idėjų, labai puikiai šventė. Kaip jūs tikriausiai nesuspėsit į paskaitas nueiti? Be abejo, mes čia savo paskaitas skaitom nuo ryto iki vakaro ir daugybę kartų. Gerai, ačiū. Jesteśmy na Apimondii 2025 Kopenhaga. Bardzo mocna Apimondia, bardzo duża frekwencja pszczelarzy, bardzo nas to cieszy. Moim zdaniem to pierwsza Apimondia od długiego czasu, która skupiła tylu pszczelarzy w jednym miejscu.
i czekamy na rezultaty. Dziękuję. Kaip čia sekasi pasaulio bitininkystėje? Ar netinsta galva nuo informacijos? Kiek nuo mūsų atsilieka jie? Taip. Nu, tai, Vertinam. ar nedidybės manija, bet man atrodo, tinsta galva nuo informacijos. Čia tik tau tinsta, nes tu gal tik antrą kartą atvažiavai. Susigulėti. O kai mes nuo 90, kokių, Lozano? Nuo 95. Lygiai 30 metų kaip kiekvieną Apimondijos Tai kongresą. todėl jūs pražylė esat, nedašot blokų, ar ne? Ne nuo informacijos. Tai žodžiu, Bet jau kai Sigitas pasakė, mes norim pažiūrėti, ką mes jūs galim pamokyti. Čia žinokit interviu, nes Lisono vadą irgi kalbinau ir visus eilinius mažus žmonės ir jūs didelis aš. Dar pasakykit, ką nors gero vis tiek. Ką nors gero, gražu, susijungia 3 valstybės. Tvarkingai, organizuotai. Nu, taip kaip ir... Ir medaus fiesta. Viena iš didžiausių medaus fiestų. Žinot, man... Nebuvo ne vienam Apimondijos kongrese šitos medaus fiestos nebuvo. Algirdai, man patiko, kad ant sienos pristatyti, ten yra plakatai ir visa esmė ten parašyta, kur toj salėje, kur, nu, tokios apžvalgos. Posteriai, tai čia yra labai gerai. Sieniniai stendai, sieniniai pranešimai. Ne posteriai aplamai, darbotvarkė. Ne, čia ne naujiena. Bet yra conclusions trumpai, kada reikia paskaitoj klausyti, o čia yra daug autorių, nu, daug informacijos tikrai. Taip, taip. My name is Burak. I am working for Commark, which is the official PCO of Apimondia Federation, and here we host more than 8,000 participants from 124 different countries. And how you estimate Apimondia today or this week? I think so. You and I'll watch you work very hard. Yeah. You know, it's usual. Apimondia Congress. This is the world's largest gathering place for beekeeping, so this is very useful. This is how an Apimondia Congress is. It's like a festival. Yeah. Actually, we organized the congress twice in Istanbul. One, we just had 3 and 4 month preparation time for Istanbul. So different cultures, different system. Congresses both are great. Great diversity of countries. Again, we had more than 120 countries in Istanbul. So each Apimondia Congress is better than the previous one. Okay. What products are you producing and show here in Apimondia? Yeah, we have so much product here. It's from China. For example, in the outside gives so much different honey. And also wait properly. For example, this one is for heels, and you can put it in mouth. Okay, thank you. Regulated during the phlomatheric exposure. Also, we think, well, if we elevated its methylation level. Good morning. My name is Nick Sozos. I have a master's degree in agronomy and from Latvia University of Life Science and Technologies. Да, я первый раз приехал на Апимондию в Дании, в Копенгаген в 2025 году сегодня. И позитивные у меня очень впечатления. Мы представляем несколько стендов Украины. А какую продукцию вы конкретно сейчас мы стоим у вашего стенда? Да, конкретно я хочу рассказать, конкретно я могу вам рассказать, это моя личная разработка, это устройство для извлечения прополиса с эластических средств сбора. Мы разработали устройство, которое дает возможность извлекать прополис из эластических засобов его сбора. Да? Мы размещаем сетки эластические с этилвинилацетатов пчелиные семьи, потом их охлаждаем и с помощью устройства очищаем. Это устройство очень простое в использовании, оно не влияет на качество прополиса. Сетки, которые проходят через две пары валов, изгибается волнообразно. Прополис, который был охлажден, оттуда выпадает. Мы имеем возможность очистить 150 сеток за 2 часа. И это качественный прополис, полученный от пчелиных семей. Mr. President, can you say some words, your impressions? Sure. Yeah, you ready? Are we ready? Okay. Yeah. Hi, I'm Jeff Pettis. I'm president of Apimondia, and we're here in Copenhagen, Denmark. And we're on the last day of a very successful Congress. We have over 8,000 attendees from all over the world and 124 countries. So it's amazing
beekeepers from all over have come together to talk issues, talk commonalities, some problems, and it's just been a wonderful Congress. So hope you are here, and if not, maybe you'll see an Apimondia Congress in the future. Thank you. Yeah, thank you.